Tai kiek Lietuvoje yra tų krepšinio komandų? Natūralu, kad jeigu tu esi iš Kauno, jeigu tu sergi už Žalgirį, tai tavo komanda yra Žalgiris. Yra emocija ir yra faktai. Lietuva pasaulio žiniasklaidos laisvės indekse nukrito tik per vieną vietą, bet kas dabar yra įvykę, tai iš esmės nei skusta, nei lūpta. Skirtingai nei tu, aš toks save priskirčiau prie tokių automobilistų kategorijos, o tai kas mane priverstų persėsti iš mašinos į viešąjį transportą. Ar kažkoks raudonesnis autobusas? Ne. Kas Kaune vyksta, tai turim būti dėkingi vienam konkrečiam asmeniui. Ir Kauno mokesčių mokėtojai, kažkurių pinigus tiltais tapo. Ir Kaunas čia yra pirmūnas, kuriame yra realiausia tokia transporto priemonė išvystyti. Ir mes šitam oranžiniam skaičiuotuvė, kuriame skaičiuojam, ką centrinė valdžia duoda Kaunui, tai galėtumėm dėkoti ir kauniečiams. Be abejo, tai yra dėkojimas yra gero tono ženklas, bet jau čia irgi turėtumėm ne nulius, bet ir konkrečius skaičius iš valstybės, kalbant apie investicijas į miestą. Dvaras. Tokį objektą įsigijus, tu iš esmės gyvenimą paskiri tokiam objektui. Kol čia dabar diskutuojam apie LRT, mes nematom rimtų grėsmių informacijos ekonomikai. Kita vertus, kai matai, kad savivaldybė gali sau leisti už 5 milijonus statyti apžvalgos ratą, tai matyti irgi yra signalas, kad nereikia Kaunui tų lėšų, nes tai yra puikios pajamos, kad tokius projektus galėtum daryti pats.